Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime balandžio 29 dieną. Ja, tas fokusas tai normaliai, va. Atvažiavom į objektą 8 ryto. Vanduo bėgo jau kaip pusę valandos, pilnai prasivalęs. Na, ja, tas fokusiukas tai taip, va. Čia už Nemaitonių, Kaišiadorių rajonas, čia jau ribojasi praktiškai su Prienų rajonu. Tai vat, gavosi bendras gręžinio gilis lygiai 10,5 metro, visą kelią ėjo, parodysiu, toks meliukas. Visą kelią po Juodžemiu, nei frakcija, nei spalva nesikeitė, toks gražus kvarcinis smėlis. Tęsiasi visą tą laiką, iki 10,5 metro. O apatinė vandens para, priemolis akmenuotas. Tai va, pamatavom vandens debitą, 12 litrų kibiras vandens prisipildo per 40 sekundžių. Tai čia gaunasi kubas 80 valandų, beveik kubas 100 į valandą. Na, čia po žmogui didžiulis prūdas. Didžiulis prūdas iškastas, ėmėm vandenį grįžimo procesų iš jo. O tokia va pirtelė ir dar pristatėlis status užsakovas. Tai va, bus ir dušai padaryti, ir tualetai, ir pirčiai, ir kubelą dar pirks, sakė. Tai va, sukomplektavom hidroforą prie to pačio. Va, taip ir bėga, va, kubas 100 į valandą. Žali dumbliai, čia prūdė panašiai kaip pas mane. Va, toks va rezultatas. Skanus, geras vanduo, užvyrinam, spalvos nepakeitė, kalkių irgi taip pat nėra, nei pabalo. Labai geras vanduo. O vat, pavyzdžiui, ant kalno pas jo šulinukas 4 metrų gylio, ten su geležim. Į paviršinį čia vandenis visur radioksidinė ta plėvelė, geležies atmušasi. O va, to čia iš gręžinio geras vanduo, čia žmonėm pasisekė. Geležinio filtrų nereikės nieko. Atvažiuojam su džipuku prie kabelę, gręžimės rankiniu būdu, vandens pagalba. Va, ir toks pristatėlis atvesis hidroforą į priestatą, dėl to, kad čia 30 cm gylio paviršinis vanduo stovi iš karto aukštai. Tai čia jau neįsikasė jokia gisono, kad jis žemotų pačiam gisonė. Tai va, tai vesisi šitą pirtelę. O sukomplektavau hidroforą šį paką, vokišką. Žmogui prie tą pačią, kad iš karto galėtų naudotis. Užsakovai stovi. Gera žydiena, šilta. Tikra vasara ir tikras vasarai vanduo. Geras ir skanus. Tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.